Sveiki. Ką, iškrito sniegas, o mes vis tiek dar dirbsim, kol šaltis paspaus iki -20, juokauju. Iki -5 šiaip dirbam, iš tikrųjų, kol dar žemė neįšalus, dar viskas labai puikiai, čia mums sekasi. Šiandieną mes Pilaitėj, Vilniuj, norėjo, kad tvora tiktų prie namo dizaino, tai žiūrėkit, stogas irgi tokios pačios antracito spalvos, tai pasirinko irgi rombo tipo tvorą, antracito spalvos už tai, kad ir šalia kaimynai irgi yra jau panašiai pasidarė. Atvažiavom šiandien, atsivežėm lankstinius, susisukom lovius. Čia bus tvora be apdailinių, kur matosi kniedės iš lauko, paprastesnis šiek tiek variantas, greičiau viskas vyksta. Išsimatavom aukščius, nusipjojom stulpus jau, susidėjom tvoralentes ir dabar jau ruošiamės, suksim, montuosim aplink. Pradėsim nuo tos pusės, eisim iki anos. Vienu žodžiu, čia dar šitoj vietoj, kas yra įdomu, kad klientas yra pasidaręs atraminę sienelę, kurią galima ir pačiam logiškai pasidaryti. Iš haus blokelių nereikia klojinių, dedat blokelius, armatūra viduj, betono susipila ir lengviau jinai pasidaro už tai, kad nereikia papildomų klojinių. Paprastesnis būdas, galima ir pačiam tai padaryti. Tai va, matot, haus blokelis 25 cm aukščio, 50 ilgio, plotis 20, jie kaip plytos, kaip kokie blokeliai dedasi, gražiai yra viduj tokie, kur susimauna viens į kitą, mažiau kraiposi, nereikia betonuojant, kai yra atraminė sienelė, klojinių čia daryti, viską lygiai gražiai susidedi, armatūrą įsideda į vidų, tada užsipila betonas, įsistato stulpai ir prašau, jum ir gražu, ir faktiškai nieko nereikia aplink nei daugiau gražinti. Dar būna žmonės ten tokiais grūdeliais vadinamais užtrina, jeigu nori dar gražiau. Tai va, kas čia tik tai yra, kad nebepasirinksi aukščio blokelių, nes blokelio aukštis yra 25 cm šiuo atveju ir tada reikia reguliuotis mums žingsnį. Tvoralentės gaunasi pas mus žingsnis standartinis 12, tai tada bandom sužaisti su tarpo pačioj. Vienoje vietoje šiek tiek mažesnį paliekam, kitoje gaunasi šiek tiek didesnis ir taip išeinam į tą gražų vienodą lygį. Tai ką, toliau galima eiti į kitą pusę, į kitą kraštinę, ten pamatysit irgi panaši ta tvorelė yra, šita atraminė sienelė, išbetonuota, subetonuoti stulpai, sukam profilius, dedam lankstinius, va, paimam, taip va, gražiai va. Jeigu tai parodyt, va, lankstinys, toks yra, va, sulankstytas iš 4 pusių, užlenkimas yra, tvirtas, stabilus, paprasčiausiai įdedi į vieną pusę, į kitą žemyną, po to jau dedam tokias juostas, kaip matėt ankstesniuose įrašuose, pasirenkam kokį norim žingsnį ir keliam jas, va taip va. Ten pas mus yra varžtas viršui, kad nenukristų profilis. Galim stulpą šiek tiek pastumti, va, ir tada gręžiam ir kniedėm. Ir taip nuo viršaus, tai yra nuo pačios į viršų, gražiai, su gražiais tarpais, gražiom juostom, taip ir sumontuojam. Tai va, einam tenai, pažiūrėsim, kas ten pas mus. O, naujų karių dar nėra, viduj dar irgi čia vyksta remontas. Šalia mūsų dar terasininkai darbuojasi, tai linksmiau šiandien. Pasišnekam visokių ten nuotykių, pasipasakojam. Tai va, čia žiūrėkit, taip aišku, tai sąlygos nekokios. Po sniego ir šiek tiek pašalimo atšyla dieną, kaip žinote, tada dedamės tokius žieminius guminius šiltus ir tada jau čia braidom po šitą. Šiek tiek toks prastesnis šiandien pagrindas, bet mes viską čia jau senai pripratę ir mokam. Tai va. O čia, kaip žiūrėkit, pagamino kol kas tik tai dalį tvoros, aną pusę susisukom profilius. Taip, šiandien viską sumontuosim šitą dalį, rytoj atveš kitą dalį ir čia ir už namo ir bus gražu. Šiuo atveju klientas norėjo, kad perimetrų visa tvora būtų į vieną pusę, nes kitą kartą, kai būna aukščių perkritimas, klientams susitarus, kad vieni kitų nematytų, būna kitą kartą pakeičiam į kitą pusę. Tvoralentė paprasčiausiai iš apačios matosi mažiau ir iš viršaus matosi mažiau. Bet šiuo atveju toks susitarimas, kad būtų vienoda aplinkui iš vidaus vienodas vaizdas, tai darysim taip. Šiaip ir viskas. O jeigu jūs norite dar
turėti net šiemet tvorą, tai galit paskubėti. Dabar darbų jau sumažėja, žmonės galvoja, kad tai nevyksta žiemą, nors jeigu esate įsirengę stulpus, įsibetonavę, tai mes dirbam ir žiemą, iki -5, kaip sakiau, tai eilės mažesnės, terminai greitesni, tai prašom kreiptis į įmonę ir viską mes jums atliksim netgi dar iki Kalėdų, jeigu paskubėsit. Jeigu ne, tai po naujų prašom, naujas sezonas, sausis, sniegas, fainai, tai laukiam jūsų.